Taigi dabar grįžtant prie vadinamo antikrizinio plano, kuris pakartosiu mano požiūrį dar labiau gilina krizę. Labai teisingai pastebėjo Margarita Starkevičiūtė, nes tai, ką šiuo metu planuojama daryti, tai jau darė Latvijai ir Estai iš dalies. Kas paaiškėjo, jog iš tikrųjų Latvijai tai nepadėjo, o priešingai, vėstant ekonomiką, ją sustingdė iš esmės. Todėl aš manau, kad jau net ir turint šalia esamų pavyzdžių galima daryti kitaip. Planas šitas nebuvo apsvarstytas nei su profsąjungomis, nei su verslu, nei trišalėje taryboje. Priminsiu grįždama dar kartą prie Obamos, kaip ten yra svarstoma. Ten yra jungiamas visos įmanomas intelektinis jėgos. Jau 2 kartus šis planas buvo keičiamas. Ir pas mus, reiškia, su tokiu užsispyrimu ir stumimas tik tai vienas segmentas. Aš turiu omeny finansus, tai yra labai svarbu, aš jokių būdų neneigiu jos svarbos, tačiau mano požiūriu perdėtai koncentruojamasi vien ant šito. Tačiau iš kitos pusės aš nesistebiu, nes šį planą iš esmės sukūrė bankininkai, kurie vadina save nepriklausomais ekspertais ir jie, aišku, koncentruojasi tik į savo interesus. O kasgi sukėlė krizę finansų? Finansų krizę ir sukėlė būtent neskaidriai veikiančios finansinės institucijos, daugiausiai bankai. Ir dabar jie ragina vyriausybę, kaip galima greičiau būtent šitą segmentą tvarkyti, visiškai nekreipdami dėmesį į bendrus ūkio ekonomikos stimuliavimo interesus ir visų mūsų interesus. Beje, pasakysiu, kad mokesčių pakėlimas nebūtinai, kaip galvoja ponas Šemeta, padidins pajamas biudžete. Aš manyčiau, kad priešingai. Greičiausiai atsitiks taip, kad, kadangi ilgai jau, matyt, porą mėnesių daugiau gasdinami žmonės pradedant nuo rinkimų iki šiol, tai vartojimas plus pridėtinės vertės mokesčio realus padidinimas daugiau negu skelbiama, negu 1%, neabejotinai vartojimas sustabdys ir gali taip atsitikti, jog nebus tiek surinkta, kiek yra. Aš jau nekalbu, kad apskaitai tas surinkimas mažės ir dėl ekonomikos sulėtėjimo. Na ir dar vienas aspektas, kuris labai įdomus. Būtų labai gerai, aš galvoju, kad žurnalistai čia gali pasidomėti, man įdomu, iš kur atsirado staiga prognozės ir kitais metais šalies BVP mažės 4,8%. Man tai juokinai iš anksto, nes šios prognozės 4,8 tikrai negali būti, kadangi neįmanoma to prognozuoti jokiais paskaičiavimais. Galim pasakyti, kad 4-5%, bet 4,8%. Būtų labai įdomu sužinoti, kas šių prognozių autoris. Galbūt tai yra besistengiantis įtikti naujai valdžiai finansų ministerijos klerkai. Tai aš manyčiau, kad to nepakanka. Mes turime mokslininkų, mes turim ir kitų galimybių, todėl nepaaiškinta, dėl ko tai pasitiks. Šiais metais mūsų šalies BVP augs daugiau kaip 4%. Kodėl staiga kitais metais bus toksai sumažėjimas? Ar dėl antikrizinio plano? Galbūt, kadangi jis eina prieš ekonomikos logiką. Galbūt, bet šitos prognozės mane iš tikrųjų labai stebina. Ir antras klausimas, Ignalinos atominės elektrinė. Iš tikrųjų, vadovų taryba priėmė tai, kas jau buvo įsiderėta mūsų vyriausybės, tai yra Baltijos jungčių planas ir finansavimas tam. Ir čia yra labai gerai. Tačiau mano požiūriu, aš nežinau, kokius įsipareigojimus Lietuva priėmė. Gaila, kad jūs neišklausėt, manau, kad bus galimybė išklausti. Ar tikrai jau Lietuva yra pasiruošusi uždaryti Ignalinos atominę elektrinę? Aišku, būtų labai simboliška, kadangi iš tikrųjų konservatoriai šitą mūsų pagrindinį energetinės nepriklausomybės objektą lengva ranka atidavė su labai neaiškiom iš lubų paimtom datom 2005 pirmasis blokas ir 2009 antrasis blokas. Tai jeigu dabar dar kartą yra išduoti Lietuvos interesai, kitaip aš sakyti negaliu, nes mes laikėmės formulės, jog uždarysim tik tuo atveju, jeigu bus vadinamas trumpalaikės trukmės planas. Paaiškinsiu, kas tai yra. Baltijos jungčių planas yra skirtas vidutinės trukmės padengimo elektros energijos kaštų, jungčių įsisavinimui ir panašiai, ir ilgalaikis. Tai yra naujos atominės elektrinės statyba, kuri beje jau yra projektavimo fazėje šiuo metu. Bet niekas neatsako, kokiu būdu mes padengsim elektros energijos stygių realų, apskaičiuota daugelio ekspertų, ir jam pritarė ir Briuselis. Nuo 2010 metų, priminsiu, liko 12 mėnesių.
iki maždaug 13-14 metų, kada realiai galima galvoti, kad mes turėsim jungti arba su Švedija, arba kokį nors kitą variantą, tarkim, galbūt pasistatysim naują bloką, naują generatorių elektrėnuose, arba galbūt kitą planą. Iš tikrųjų yra galimybė, ir mes taip pat nagrinėjom gauti elektros energiją iš Ukrainos. Ukraina nekartą tą siūlė, aš buvau kelis kartus su vizitu ir tą siūlė ir premjeras Janukovičius, ir po to ir Julijos Tymošenko vyriausybė, ir pas Juščenką apie tai minėjo, nes, kaip žinote, Ukraina turi keletą atominių elektrinių, ne tik, bet tam reikalui taip pat nėra galutinai jungčių, ir tos jungtis eina per Baltarusijos teritoriją, jos turi būti sustiprintos, atnaujintos. Ir todėl čia irgi nėra aiškaus atsakymų. Todėl iš tikrųjų dabartinė vyriausybė tikrai negalėtų, jeigu tai padarė, nusileisti visiškai ir prižadėti Briuseliui tvirtai, jog antrasis blokas bus uždarytas šių metų pabaigoje. Taip, tai yra mūsų įsipareigojimai, bet taip pat yra ir Briuselio įsipareigojimai, jog Lietuva gaus realią alternatyvą. Taigi alternatyva dabar kol kas yra vidutinės trukmės, ilgalaikės, bet nėra kol kas pas mus realios alternatyvos, kaip mes dengsime elektros energijos stygių, kuris ypač žiemos laikotarpiu gali būti iki 500 MW. Tikėtis, kad iš Rusijos didesnis eksportas, gal čia konservatoriai suinteresuoti, nes jų kaip tik tai nariai dalyvauja šitam elektros importo iš Rusijos biznėje, galbūt jiems tikrai yra didelis interesas kuo greičiau uždaryti atominę elektrinę ir padidinti biznį, bet reikalas tas, kad ir pati Rusija neturi pakankamai elektros energijos. Esu nekartą girdėjęs iš įvairių premjerų, pavyzdžiui, Suomijos premjerų, kuris sakė, kad jie importuoja iš Rusijos tik 10% elektros energijos, bet būtent šitas šiaurės vakarų Rusijos dalis susidarė šiuo metu su stygium ir jau net tam eksportui elektros energijos į Suomiją dažnai pritrunka elektros energijos. Todėl čia yra labai daug klausimų, kuriuos reikėtų atsakyti ir labai aiškiai. Kol kas tyla, po vadovų tarybos tik tai pasidžiaugta, kad yra išskirti pinigai ir patvirtintas Baltijos jungčių planas, kurį mes ir susidarėjom dar mūsų vyriausybė, taip pat bendras veiksmų planas, tačiau kokie buvo įsipareigojimai iš tikrųjų Briuseliui, nėra atsakyta į šį klausimą. Aš manyčiau, kad jeigu tokie įsipareigojimai buvo, jie yra per ankstyvi. Jie yra per ankstyvi ir aš manyčiau, kad vyriausybė turėtų laikytis tos pačios formulės, kurios mes laikėmės. Kad uždarom tik tada, kai yra realiai alternatyvė trumpalaikiant. Tai yra, kitaip sakant, alternatyva nuo 10 metų sausio 1 dienos. Kol kas aš tokios alternatyvos nematau. Ačiū. Dėkoju prelegentui. Prašom, laukime klausimų. Kokie nariai konservatorių turi biznį su Rusijos ten elektros? Tie, kurie dirba Kaune, kaip žinote, kai kurie iš, man atrodo, ir Seime yra, nežinau, tikrai jau ten jie patys yra, bet jūs puikiai žinot, kurie. Čia galbūt tik tai mano, kaip sakoma, spėlionė, bet aš dar kartą sakau, jeigu kalbėti rimtai apie šį klausimą, nėra jokių garantijų, kad mums tokios plus 500 MW Rusija galėtų patiekti. Tai Ukraina taip, vienas iš variantų, bet dar kartą sakau, reikalinga stiprinti jungtis Baltarusijos teritorijoje. O tai reiškia, kad reikalingos investicijos daugiau kaip 100 milijonų litų. Tai yra vienas dalykas, kitas dalykas, kaip žinote, Baltarusijos teritorijoje taip pat reikia tarti su Baltarusija, kad tas leidžiam būtų daryti. Prašom, kolegos, ar turėsite dar klausimų? Jeigu ne, tai dėkojam uždėmesį. Ačiū. Geros dienos.